pavadinimas nesvarbus, spaudžiame OK, suknelė dingo, galime redaguoti. Taigi, spaudžiame Channels, užeiname ant nuotraukėlės, ant kurios parašyta Green, spaudžiame Control ir spaudžiame ant nuotraukos kairį pelės klavišą. Tai pasižymėjo nuotraukoje ugnis, užeiname, pasiemame į Move Tool, spaudžiame, pažymime jį ir užėję nuotraukas braukime tol su pele, kol atsiranda pelytė ir žirklutės. Spaudę kairį pelės klavišą, traukiame jį į viršų ir paleidžiame ant mūsų užrašo. Tada jums reikėtų paspausti Ctrl+T ir susimažinti ugnį. Iki tam tikrą dydžio jūs galite įvartyti, pasidaryti. Norint pritraukti visą nuotrauką, jums reikėtų paspausti Alt ir pasukti pelės ratuką į viršų. Jūs galėsite geriau matyti savo raidės. Taigi, darome, pasižiūrime, kaip jums labiau patinka užrašas. Tai būtų gražiau atrodytų ugnis. Kai jūs rinkite, spaudžiame Enter. Spaudę Enter, užeiname ant Layer ir paspaudžiame Layer Mask. Tuomet galima pervadinti į L raidę. Mes redaguosime tik tai L raidę, paskui visas likusias raidės. Taigi, pasižymime Layer Mask ir tada pasiėmę pieštuką, pasirinkame juodą spalvą ir galime nutrinti, kas mums nereikalinga. Mažinti jūsų pieštuką galite spausdami, didindami arba mažindami pieštuko dydį. Jeigu nenorite, kad labai matytųsi, ką jūs darote, galite pasirinkti pieštuką tokį neryškus, rinkti neryškus, jeigu pasirinksite ryškų pieštuką, tai jis iš karto viskas iššvies. Aš pasirinksiu neryškų, nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, išsireikšti. Taigi, spaudžiame, nutriname nereikalingas ugnies dalis, liepsnos dalis. Kai jau baigiame, man tiks šitaip, kai jau baigiame redaguoti L raidę ant pirmo layer, spaudžiame dešinę pelės mygtuką ant L layerio ir spaudžiame Duplicate layer. Tai darome 2 kartus. Ant kiekvieno iš naujų kopijų layerio, pavyzdžiui, pasirinkame pirmą, spaudžiame, kur yra normal, spaudžiame overlay. Ant antros kopijos taipogi overlay. Ir matome, kad ugnis ryškėja. Ir atrodo tikrai ryškiau. Taigi atitraukiame, prižiūrime,
Taigi padarę šią raidelę pilninę, užeiname ant visų kopijų ir vieno tikro originalaus layerio. Spaudžiame, taip pat reikėtų sugrupuoti. Spaudžiame Ctrl ir G. Šią grupę pavadinsime raide L. Taip pat reikėtų atlikti, viską tą pat reikėtų atlikti su visais kitais layeriais. Taigi, pažymime layerį Lietuva, einame į mūsų ugnį, susirandame, paspaudžiame Move Tool, einame nuo ugnies, atsiranda rodiklėlė žirklutės, traukiame mūsų rodiklėlį ir ugnį liepsną norimos raidės, paleidžiame su Alt ir pelės raktuku atsitraukiame toliau, kad matytume, ką darome. Spaudžiame Ctrl T. Spaudžiame Ctrl T ir pasidarom savo norimą dydį, prisitraukiame arčiau, kad matytume, ką darome. Kaip jau minėjau, pritraukti galite su Alt mygtuku ir pelės ratuku. Uždedame ant mūsų raidės. Sumažiname. Spaudžiame Enter, mūsų statinė vieta, kuris turėtų būti. Ir vėl pasirenkame, žinome ant layerio. Spaudžiame Mask, Layer Mask. Pakeičiame spalvą, ne spalvą į pavadinimą. Parašome raidę. Žinome Layer Mask. Statytas kvadračiukas. Baltame fone ir taipogi vėl pasiėmame pieštuką ir nutriname, kas nereikalinga. Jau manote, kad gerai. Vėl spaudžiame dešinį pelės mygtuką ant layerio, kurį redagavome. Spaudžiame Duplicate Layer. Tai darome 2 kartus, vėl žinome ant to pačio. Vėl spaudžiame Duplicate Layer. Ir tuomet tos 2 layerius pakeičiame į Overlay. Tuomet spaudžiame Ctrl, pažymime visus layerius, spaudžiame Ctrl ir G, juos sugrupuojame, pakeičiame pavadinimą į raidę I, paragavome raidelę I ir taip ir toliau. I can never forget the way you held your arms around me. I guess I have to admit I was afraid to end up lonely. Can't imagine life without you, 'cause I don't wanna have another lover. Yes, I adore